Sveiki, aš Karolina iš Kemperiai 365. Šiandien jums noriu pristatyti Adria Sonic Plus 700 SL ir jis yra atnaujintas, padarytas faceliftas ir būtent didžiausias atsinaujinimas yra jo lempose. Tai prieš tai buvo čia tokios lemputės, o dabar yra padarytos tokios įstrižinės lempos, tai yra analogija kaip yra Supersonic'e. Jis yra nuo 24-25 metų, būtent taip atrodo. O toliau apie Adria Sonic. Tai yra luxury klasės jau kemperis, integruotas, 7,48 cm ilgio, vandens bakas 140, nuotekų 85 litrai. Jo gali būti pačių įvairiausių komplektacijų, tai gali būti 140 arklio, gali 180, kaip jau jūs pasirinksite. Kaina maždaug svyruoja apie 95-100 tūkstančių plus PVM. Jis yra 3,5 tonos, vairuojamas su B kategorija, einam aplinkui ratu, markizės apšvietimas irgi yra naujas kaip Supersonic'e, bagažinė patantiek didelė, šildoma su vandens nubėgimu ir aš prisimenu, pas mus atvažiavo vienas fabrikas mūsų tikrinti ir atėjo į Adriją, sako, o pažiūrėkit, kaip jie gerai daro. Bagažinės kampus ir šitą visą rėmelį apsaugojo su metalo, kad jums keliant sunkius daiktus dviračius nenusidaužytų. Čia yra bėgeliai, jeigu vešit Vespa dviračius, juos prisitvirtint. Taip, ką mes čia turim? Čia yra stalčius, tas pats stalčius gali būti pasiektas ir iš vidaus. Čia yra šiaip laikymo vieta. Čia yra daug laikymo vietų. Šitą vietą mes patys asmeniškai naudojam susidėti lauko baldams, tai yra kėdėms ir stalai. Apšvietimas standartiškas. Nieko ypatingo. Dvi spynos, irgi kad neįsilaužtų. Visi žino, kad Adrijos kampų apdirbimas yra irgi ypatingas, aukštesnis, nuo to, kad jie drėgmė nepatektų. Ir beje, ką šiais metais Adrija padarė, nuo 24-25 metų sezono, Adrija duoda garantiją 10 metų. Net Kimeris tiek neduoda, jeigu taip atvirai, tai čia yra jau rodo aukštą lygį ir kokybės patikimumą. Beje, į bagažinę galite dėti 200 kg, nors realybėje tikrai galite dėti ir daugiau. Čia yra 2 dujų balionų laikymo vieta su crash sensoriu, jums tik reikia pačių dujų balionų ir žarnų. Vandens papildymas, AdBlue, dizelis, nesumaišykit su vandeniu. Langai dvigubi, tai reiškia bus šilčiau, bus triukšmo mažiau. Veidrodėlis yra irgi didelis, vienas paprastas, kitas plataus kampo, tai jūs gerai matysit važiuojant iš galo. Labai didelis langas, todėl jūs matote didelį vaizdą. Taip, ir, o čia kokia eilė. Prie gerų dalykų visada yra eilės. Tai kol laukiam eilėje, galiu parodyti, kad duris yra 65 cm pločio, su centriniu užraktu, viršuje pačioj užraktais, su langu, kad jūs galėtumėt matyti, kas beldžias pas jūs, arba naktinėm užuolaidom naktį. Šiukšlių dėžė nusiima, tai galit, nežinau, ir šiukšlės laikyti, ir ten kempinguose indus nusinešti įsiplauti, tai žodžiu tokia multifunkcinė. Ant durų langų yra visur tinkleliai nuodų, naktinės užuolaidos. Taip, tai einame į miegamąjį. Šviesa. Adrija turi tas skandinavišką dizainą, švarą, minimalizmą. Jeigu jūs esate tokio dizaino gerbėjai, jums Adrija patiks. Laikymo vietos. Čia spintelės, didelės daiktams susidėti. Langai, čia didelis stoglangis. Tada, kur mes čia dar turim stalčių. Čia būna mano stalčius, čia būna Nerijaus stalčius. Yra kaip yra. Ir čia yra dar kabykla. Aha. Aš irgi taip pat užsakinėjau tokias spintas. Pakeliamas, nes jos yra labai patogios, nereikia lysti į apačią, o jums tiesiog kabykla išlenda į viršų ir jūs įsirenkat savo rūbus. Tai čia yra, jos kaina yra apie 400 eurų. Tada, jeigu norit privatumo, užsidaro duris. Ne kokia širma, bet normalios duris. Tada laikymo vietos yra vienas čia, tai ir kitas dar čia tas pastalčius, kurį įrodžiau. Kad būtų patogiau įeiti į tualetą, pasikelia laiptelis. Dar ką noriu parodyti. Jeigu jums reikia didelės lovos, milžiniškos lovos, tai prasiplatina, užsideda viena paminkštinimo vieta,
štai nežinau, 2 metrai ant 2 ir dar didesnė spinta. Gal čia užėjau. Man labai graži ta apdaila yra tokia kaip akmens, duoda prabangos jausmą. Tikrai atrodo prabangiai, apšvietimas gražus. Čia pakankamai vietos, tikrai pakankamai vietos kosmetikai. 220 plaukų džiovintuvai pasijungti ir mūsų servise galim padaryti taip, kad jūsų kemperis būtų visiškai nepriklausomas, saulės panelės, inverterius sudedam ir jūs galit visada turėti elektrą. Čia dar vieta laikymo ir čia dar irgi galite susidėti. Tikrai vonioji, turi užtekti. Beje, ir čia praeina šildymas, tai jum veidrodis nudžius po to. Jeigu bus aprasojas. Čia dar vienos durys užsidaro nuo svetainės. Dušo erdvė. Yra erdvus dušas. Ne vienas dar klientas nesiskundė, kad jam kad Soniko dušas jam būtų per mažas. Tiesiog, taip kaip reikia. Ir dar yra džiovyklė. Ir kita tokia akmens apdaila. Visur kartojasi tas pačias detalės. Adrijai nėra primarginta visko, bet tas pati apdaila yra virtuviai, duše, vonioje. Yra toksai, vientisumas išlaikytas. 3 degiklių viryklė, čia kriauklės dangtis pjaustimo lenta. Šitas labai kokybiškas, tikrai kokybiškas. Kaip yra kokybiška, viskas ir gražu. Laikymo vietos stalčiai. Taip, ir čia dar galim kažką susidėti. Visur yra dvigubos grindys, nėra jokių laiptelių, tai nebe apsiversit. Vieta galim 2 akumuliatoriam, bet jeigu reikia, mes servise įdedam ir daugiau akumuliatorių. Čia irgi, aš visada siūlyčiau naudoti ličio akumuliatorius, su jais tikrai geriau išlaikysit, daugiau turėsit energijos. Viena laikymo vieta virš šaldytuvo, tai čia bus vėsiau. Šaldytuvas 147 litrų su šaldymo kamera. Šitas kemperis yra 4vietis. Ir štai yra dar viena lova, po kuria slepiasi didelis stoglangis. Tai kas čia miegos, nesijaus klaustrofobiškai, turės didelį stoglangį. Ir 1,40 m pločio lova. Tinkleliai apsaugai, kad neiškristumėt grotelės, kad čiužinys žiemą nedrėktų. Ir čia dar, jeigu norit privatumo, užsitraukiau žalaidėlės. Čia irgi didelis stoglangis su tokia odos imitacijos apdaila. Didelis stalas, kurį galite sukinėti taip, kaip jums patogu, kai valgot, kai važiuojat, kai reikia didesnio praėjimo. Tai tikrai labai patogu. Visur šildymas per perimetrą eina, tai jums nebus šalta. Irgi atkreipkite dėmesį tai. Tai daro premium klasės kemperiai. Kai perkat integruotą kemperį, atkreipkite dėmesį į sujungimus. Adrija, norėdama apsaugoti korpusą nuo drėgmės, vieną plokštę uždeda ant kitos ir užhermetina šitą susijungimą. Tuo tarpu, kai kiti gamintojai tiesiog sudeda 2 plokštės ir užtepa hermetiką ir taip jis nėra taip gerai apsaugotas. Nebereikalo Adrija duoda 10 metų garantiją. Čia yra pavyzdys, kaip yra kitaip sujungta, tai jum važiuojant per kurį laiką vis tiek čia pateks vanduo, ir jis galiausiai pateks jum į kėbulą ir pradės pūt kemperis. Tada toliau galit pažiūrėti į, kaip matosi, čia sujungimas, per visus tuos sujungimus, kadangi jie nėra paslėpti, užsandarinti, per laiką jums pateks vanduo. Ir čia dar galit matyti, kaip yra nesujungtas, nesusandarintas bamperis. Jeigu jums patiko šitas kemperis, atvykit pas mus, užsisakykit, pirkit ir keliaukime kartu. Ačiū ir iki.